emocijos yra pasakiškos, Orao sakėm, tikrai patį geriausias. Ta savaitė gąsdino mus. Marijampolėje vyko sporto savaitė, gavom ir lietaus, gavom ir vėjo, bet saulė šiandien yra pas mus. Bėgime yra tikrai visi pasiruošę, emocijos didelės ir džiaugiamės. Jau 12 kartas mes čia, mes planavom kelis bėgimus padaryti. Jau 12 kartas, tai yra tikrai emocijos, tai man yra fantastiškos. Iš tiesų tai sunku, kaip visiškai nebėgiojančiam jau daug metų, tai pabandžiau, ar įmanoma taip bendros fizinės formos, tik tai turint, tai sunku, bet įveikiau, tai smagu. 3, 2, 1. Geras, kai laimiai, žinot, visada nuotaikas geras ir oras geras ir tai negali skųstis. Nuotaikos geros, esu visko patenkinta, trasa nuostabi, oras dar geresnis, tai super. Ką palinkėtumėte tiems, kurie nori bėgti, bet visgi neranda savyje jėgų, užsispyrimo, noro galbūt šiek tiek? Tai pirmiausia, nežinau, išbėg ir prisiekiu, kad niekada nesustosi, nes man tai pačiai buvo. Išbėgau ir pamilau bėgimą iš pirmo karto. Tikrai mes kviečiam pamatyti Marijampolės miestą, pamatyti Marijampolės miesto bėgimą, pamatyti Marijampolės sporto savaitę ir pasidžiaugti marijampoliečiais žmonėm, kurie atiduoda visą savo širdį svečiam. Ir tikrai mes nesam skubus, kaip apie mus šneka. Supratau, kitais metais vėlgi bus, taip? Tai bus 13 bėgimas, Velnio tuzinas, jis turėtų būti geresnis negu 12, tai tikrai kviečiam ir džiaugiamės, kad... Ar būtų įmanoma nubėgti pilną maratoną, suorganizuoti? Tikrai mes planuojam, tik tai dar biškį nesiryžtam, tikrai iki 15 mūsų bėgimo tikrai bus tas maratonas, tai dar liko 3 bėgimai, kada jisai įvyks, aš nežinau, bet tikrai prižadu, kad jisai įvyks.